Labas, čia Mantas, matematikos korepetitorius vėl, tai dabar pabandysiu šiandien išspręsti antrąją užduotį, gan paprastą. To įsikelsiu į savo lentelę ir kam lygu a pakelta laipsnė a, jei duotas a lygus 3 kvadratu. Tai įsikeliu į lemputę. Atsiprašau, nepasirašiau sesijos, to greitai įsikeliam. Kadangi klasės nebus, tai galima paslėpti. Taip, kam lygus a pakelta laipsniu a, jei a duotas 3 kvadratu, tai aišku, duota atsakymo variantai. Galima spėti, kurį nori su 25 šansų tikimybė, kad bus gerai, bet ką reikėtų iš pradžių pasidaryti, tai susirašyti kaip a. Gal iš karto susirašau, kad 3 pakelta kvadratu ir visas daiktas dar keltas 3 pakelta kvadratu. Tai pradėsiu nuo tolimiausių laipsnių. Tai laipsnis keliamas laipsnių gaunam 3 pakelta kvadratu ir visas šitas dar daiktas pakeltas 9 ir keliant laipsnį susidaro. Tai 3 pakelta laipsnių 18 ir išsirenkam teisingą atsakymą ir daug laiko šitas uždavinys nereikalauja. Tai bandysiu iš karto tada sudėti ir kitą video. Ačiū, tikiuosi padėjo.